Laikau rankose 3 batonėlius. Šiuos batonėlius atsivežė mano klientės į stovyklą sveikatingumo Tenerifėje ir mes tiesiog paanalizavome jų sudėtį. Visi 3 batonėliai iš pažiūros atrodo sveikatai palankus pasirinkimas ir iš tikrųjų daugeliu atrodo tai yra nuostabus užkandis. Matome tiesiog bananai, avižos nupiešta, juodas šokoladas ir jeigu mes paskaitytume sudėtį, mes pamatytume, kad pirma sudėtinė dalis yra tiesiog cukrus. Cukraus yra apie 35 gramai, negana to, druskos yra 0,4 gramo, tai reiškia valgai ir saldžiai, ir sūraus skonio gauni tam, kad norėtum valgyti dar ir dar, aš jau nekalbu apie kitus priedus. Kitas batonėlis atrodo miusli su jogurtu, nu jau čia tai visų sveikuolių svajonė, bet jeigu mes paskaitytume sudėtį, mes pamatytume, kad pirma sudėtinė dalis yra lygiai tas pats cukrus, toliau eina hidrinti riebalai, abudu šie batonėliai turi baltymų iki 5 gramų, bet jeigu man reikėtų rinktis iš šitų dviejų, rinkčiausi šito tikrai nesirinkčiau vien dėl hidrintų riebalų, kas siejama su širdies kraujagyslių ligomis ir tai yra patys blogiausi riebalai sukurti maisto pramonės. Trečias batonėlis, į kurį tikrai daugelis atkreiptų dėmesį, kad tai yra proteininis batonėlis ir dažniausiai proteininiuose batonėliuose mes sutinkame saldiklius, cukrus pakeista saldikliais. Šitam batonėlį cukrus nepakeistas saldikliais, tačiau pirma sudėtinė dalis yra žemės riešutų sviestas ir baltymų sudaro net 20% pačio produkto. Tai lyginant su šitais yra 4 kartus daugiau baltymų šitame užkandyje ir žinoma, ar tai yra sveikatai naudingas užkandis, gauname tikrai daug cukrų, tai yra 30%, gauname 0,8, net dvigubai daugiau druskos negu prieš tai buvusiuose batonėliuose, ar tai yra sveikatai palankus pasirinkimas, geriau rinkitės riešutus ir natūralius vaisius. Patiko mano patarimai ir maisto produktų analizė, spausk like ir parašyk komentare daugiau noriu maisto produktų analizės. O visi tie, kurie nori sužinoti mitybos tiesas ir mitus, kurie nori pradėti gyventi sveikai ir išmokti ilgamžiškumo pagrindinių principų, kviečiu jūs atvykti į Tenerifę ir pajausti, kad kelionės gali būti ne tik tai salos pažinimas, bet tai gali būti ir pažintinės kelionės ir prasmingos tam, kad jūs gyventumėte sveikai. Gaminsime, degustuosime skanų sveikatai palankų maistą ir tikrai nuo tokių užkandžių jūs bėgsite pro šalį, nes pasirodo natūralus maistas gali būti tikrai skanus.